Tėvystės pašalpa mokama mėnesį po vaiko gimimo turi būti apmokestinama pajamų mokesčiu, nutarė Konstitucinis teismas. Konstitucinis teismas penktadienį pripažino, kad Konstitucijai prieštaravo gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostata, pagal kurią tėvystės pašalpa nebuvo priskirta apmokestinamosioms pajamoms kitaip negu motinystės pašalpa. Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, turintis išimtinius įgaliojimus nustatyti mokesčius, gali, atsižvelgdamas be kita ko į valstybės materialinės ir finansinės galimybės, spręsti ir tai, ar apmokestinti įvairias išmokas, įskaitant finansinę paramą dirbantiems tėvams, teikiamą atostogų skirtų vaikams auginti ir auklėti namuose metu. Į Konstitucinį teismą kreipėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas, kuris nagrinėjo administracinę bylą pagal skundą dėl įpareigojimo valstybiniai mokesčių inspekcijai perskaičiuoti pateiktą asmens 2007 metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Už mokesčius atsakingas Lietuvos deleguotas eurokomisaras Algirdas Šemeta sako, kad sustabdytą finansavimą didžiausiam Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektui galima vertinti kaip papildomą spaudimą įgyvendinti projektą. Anot Šemetos sustabdymas yra laikinas, kol bus susitarta dėl konkrečių veiksmų, o jei susitarimas nebus pasiektas, nutrauktas kontraktas galėtų būti panaudotas kitiems projektams Ignalinos atominės elektrinės uždarimo programos rėmose finansuoti. Donorų konferencija nusprendė sustabdyti finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektui B1, kurį įgyvendina Rusijos kapitalo Vokietijos įmonė Nukem kartu su kita šalies įmonė GNS. Jungtinių Amerikos valstijų policija sužlugdė sąmokslą nužudyti paauglių popmuzikos dievaitį Justiną Bieberį, rodo ketvirtadienį paskelbti teisiniai dokumentai. Markas Teikas ir jo sūnėnas praėjusį mėnesį buvo areštuoti Niujorke, o teisme jiems gresia kaltinimai sąmokslu įvykdyti žmogžudystę ir sąmokslu įvykdyti įžeidimą veiksmus sunkinančiomis aplinkybėmis, panaudojant mirtinai pavojingą ginklą. Abu įtariamieji teigia, kad jie planavo 2 žmogžudystės, o pagrindinis taikinys buvo Niujorke koncertavęs Justinas Bieberis. 18-mečio Bieberio vadybininkai sakė, kad rimtai vertina jo saugumą ir ateityje jį žada dar labiau sustiprinti. Steveno Spielbergo drama apie prezidentą Lincolnas ketvirtadienį gavo 7 auksinių gaublių nominacijas prasidėjusiame Holivudo apdovanojimų sezone. Šis kino kūrėjas puikiai startavo metinėse lenktynėse, kurių kulminacija bus Oskaro įteikimo ceremonija vasario mėnesį. Tarp jo gautų auksinių gaublių nominacijų yra nominacijos svarbiose geriausios dramos, geriausio režisieriaus ir geriausio aktoriaus kategorijose. Po 5 auksinių gaublių nominacijas gavo ir antrąją vietą dalijasi režisieriumi tapusio aktoriaus Beno Afflecko drama apie įkaitų krizę Irane Argo ir brutalus Quentino Tarantino vesternas Ištrūkęs Django. Ketvirtadienį aukso medaliu pasaulio plaukimo čempionato 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje pasidabinusi Rūta Meilutytė penktadienį ryte savo jėgas išbandė ir 100 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Būtent ši rungtis atnešė 15-metį olimpinį auksą. Atrankos etape lietuvė distanciją įveikė per minutę ir 4,69 sekundės. Savo grupėje užėmė 1 vietą ir pateko į pusfinalį. Ji buvo greičiausia ir tarp visų dalyvių. Šios rungties pusfinalyje Meilutytė varžysis penktadienį 20:09 minutės, o 100 metrų plaukimo kompleksiniu būdu rungties finale 15-metė dalyvaus 20:52 minutės. Pirmąją pergalę 4 planetos jaunimo iki 20 metų antrojo diviziono A grupės ledo ritulio pirmenybėse Rumunijoje iškovojo 5 vietą 6 komandų turnyre užimanti Lietuvos rinktinė. Lietuvos jaunieji ledo ritulininkai ketvirtadienį lemiamose rungtynėse 6-3 įveikė 4 nesėkmę patyrusią outsiderę Ispanijos ekipą ir nutraukė 3 iš eilės pralaimėjimų seriją, nepriklausomai nuo likusių pirmenybių susitikimų, išsaugojo vietą antrajame divizione. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.